Jau kitą savaitę į kelio Kaunas Zarasai Daugpilis ruožų sugrįž darbininkai. Pasinaudojus ES fondų lėšomis, jie toliau rekonstruoja šį transeuropinio tinklo kelią. Kelininkų sugrįžimo nekantriai laukia ir verslininkai. Ankstesniais metais kelią Kaunas Zarasai Daugpilis rekonstravę darbininkai gerokai padidino vietos įmonių apyvartą. Pavyzdžiui, Anykščių rajone esančioje Donato Krikštaponio kaimo turizmo sodyboje kelininkai buvo apsistoję 2 metus. 2 metai iš eilės pas mus į sodybą atvažiuodavo pastoviai gyventi Panevėžio kelių darbininkai. Tai atvažiuodavo nuo 15 iki 50 žmonių. Jie gyvendavo pastoviai, jiems čia patikdavo. Gerai buvo mums, gerai, man atrodo, ir jiems. Tikiuosi, kad ir ateityje, jeigu bus daugiau kažkokių statybininkų, tai aš kviečiu tuo pačiu vėl atvažiuoti pasinaudoti mūsų paslaugomis. Labai gerai, kadangi man tai yra 100% užimtumas, nors mūsų sodyba, aišku, priima daugiau svečių, bet kadangi jie yra pastovūs, jiems suteikime pirmenybę ir jie naudojasi tomis sąlygomis. Šiemet rekonstruojant kelio atkarpą tarp Ukmergės ir Jonavos, kelininkams taip pat bus ieškoma gyvenamosios vietos. Susisiekimo ministerijos atstovė Jurgita Skritaitė pastebi, kad ES investicijų į kelius naudą pajus ir daugiau viešbučių, kaimo turizmo sodybų, maitinimo įstaigų. Šiais metais į transporto sektorių bus investuota daugiau kaip 1 milijardas litų ES lėšų. Ir ta parama yra reikšminga ne vien tik tai, žinoma, transporto sektoriui, bet ir paslaugų sektoriui. Kadangi keliai yra statomi visoje Lietuvoje, nors ir netiesiogiai, bet iš transporto investicijų naudą pajus įvairias paslaugas teikiančios įmonės. Tai yra apgyvendinimo įmonės, tarkim, kaimo turizmo sodybos, vietinės kavinės, parduotuvės, degalinės. Lėšos Lietuvos transporto sektoriui skiriamos pagal 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programą.